gerbiami Elektrėnų savivaldybės darbuotojai. Šis pirmadienis yra neeilinis pirmadienis. Šiandien, spalio 10 dieną, visoje Lietuvoje yra švenčiama vietos savivaldos diena. Šią dieną būtų galima laikyti savivaldybių tarnautojų profesinė šventė. Tačiau aš manau, kad jūs visi sutiksite, kad tai yra visų gyventojų šventė, nes kiekvienas vienaip ar kitaip prisideda prie savivaldos kūrimo. Jūs pasveikinti šios šventės proga atvyko Elektrėnų meno mokyklos mokiniai. Girdėjote sidabrinė kultuvėlė, muzika Bangos Balakauskienės, žodžiai Martyno Vaidilaičio. Jų mokytoja Gaiva Židonytė, akompanavo Daiva Dzirmikaitė Norkuvienė. Prašau neapgailėti plojimų. Na, o dabar sveikinimo žodį kviečiame tarti mūsų savivaldybės merą Kęstutį Vaidukaitį ir jo pavaduotoją Viktorą Valiušį. Čia tiesiog labai gerai įvardino, kad tarnautojų, savivaldybės tarnautojų diena, bet paskui sakom, čia ir visų reiškia, tai mes irgi džiaugiamės. Tikrai maloni diena ir tos tradicijos galbūt naujos, vis dėlto tik 4 metai, kai savivaldybių darbuotojų diena visoje Respublikoje švenčiama, tai tikrai
ir tradicijos naujos. Aš labai teko man susipažinti su nuotraukomis, kaip jūs gerai šventėte praeitais ar užpraeitais metais, nežinau. Aš tiesiog pasent nepavydėjau, galvoju, čia galėtų visa savivaldybė sugebėtų, kaip jau būtų gerai. Čia jau galėtų, tai gerai. Tai tikrai taip gražiai vaikučiai padainavo, dabar bent dviese padainuoti taip nesigautų, reiktų labai repetuoti. Bet pirmiausia, visada būry kolektyve žmonių yra vieni vykdo vienas pareigas, kiti vykdo kitas pareigas. Ir aš manau, šiandien susikloščiosios aplinkybės tikrai yra gana palankios mūsų savivaldybės administracijai. Kadangi kiekvieną jūsų tikrai nuoširdžiai sveikinu, spaudžiu ranką ir dar daugiau, bet jūsų asmenyje norėčiau pasveikinti administracijos direktorių, administracijos pavaduotoją, kaip jūsų vadus, ne jūsų, bet mūsų administracijos, mūsų, negreskite jūsų, mūsų. Taigi tikrai nuoširdžiai noriu paspausti ranką, o gėlės kaip ten norėjus. Tai jūsų... Viktoras pratęs dar kalbą. Vis tiek taip dabar jau dviese tai dėlės. Kad jau gėlės įteiktos nėra ką toliau kalbėti. Jau noriu prisidėti, kad vis dėlto ir pagal įstatymą tikrai ši šventė yra ne tik savivaldybių darbuotojų, tai ir politikų šventė ir tų, kurie tos politikus išrenka, tai yra mūsų visų, kurie dalyvauja tam savivaldos procese, nuo kurių priklauso, ar kiek mes sugebam turėti tos valdžios, tos savivaldos. Tad linkiu visiems sėkmės toliau ir plėtoti tą savivaldą.